Po ilgų, netgi mėnesių, sakyčiau, sūnus Palaidūnas sugrįžo į mano kiemą. Įlysiu truputį po stogeliu, nes kažkaip lašnoja. Na, ne tiek, kad lašnoja, toj įsilys. Taip, Palaidūnas buvo pasileidęs mechanikų dirbtuvėse ir aš neskubinau ir jie irgi nesiskubino. Tai taip ir užtruko motobloko tvarkymas. Tai buvo pabirėjus sankaba ir ką aš galėjau pats asmeniškai padariau, bet dar ten reikėjo prisiliesti rimčiau ir dabar taip neįtikėtinai minkštai sankabėlė. Tai noriu pasakyti, kad Neriau, kuris atvyksta visada su mano draugais oreiviais ir užima pagrindinio vairuotojo poziciją, tai Neriau, tau motoblokas suruoštas rudens ir žiemos raliui ir pavasario raliui. Tai va, aš jo ten turbūt ilgai nelydysiu, einu įsivaryti. Lietuviška vasarėlė, va tokia. Atrodo, iš ryto jau nurimo lietus, saulelė lindo ir aš pradėjau vėl su darbais ant stogo, kaip ir eiti, pradėti, kad užbaigti antrą šlaitą, bet dievulis juokėsi iš mano planų ir kągi. Teks palaukti, nežinau, čia gal pusvalanduką kitą ir tikiuosi, kad po pietų jau lyg ir atrodo, kad turėtų artimiausias dienos šviesios būti, saulėtos, tai gal dievulis leis pabaigti. O kaip Timelapse matėt, atvykęs svečias Johanas, didžiulis vyras, 2 metrai be kaklo. Tai irgi per tokius orus, sakau, kągi, padėk sklepe numušti senas plyteles, kurios jau pradėjo dar žiemos metu ar ankstyvo pavasario metu mano draugai, kas matė ankstesnės serijas, tai tikrai atsimena. Ir kągi, jisai ten irgi gerokai pasistumėjo su dar vienu kambariuku, kuris ten buvo, taip sakyčiau, neprotingai išklotas rūsy, nešildomam rūsy plytelėm ir taip drėgmė, tiesiog kondensatas rinkosi ant sienų, o ne tai, kad galėtų raudonos plytos kaip ir sugerti tą kondensatą ir taip mažiau tos drėgmės būtų. Na, vis tiek drėgmė vis tiek išlieka, bet dabar drėgmės yra pakankamai Lietuvoje. Bulvės pūna ir daug kitų daržovių tikrai vargsta dėl šitokio kiekio lietaus. Jo, apie klimato tą kaitą, tai galima kalbėti, čia daug visokių teorijų, bet turim kokią turim Lietuvoje šiais metais vasarėlę, nelyginant su praeitais ar užpraeitais metais, kada kepiam iki išprotėjimo. Tenok, lauksiu ir tikiuosi, kad ir vėliau Johanas irgi galės ateiti, pasirodyti ir padėti ir pašnekinsiu be abejo, jį pristatysiu savo svečią ir matysim, kas bus. Taip, luktelėkit dar truputį. Visa dienelė, vienas pats vis dėlto. Laipiau ir visai neblogai užsidengė, kaip ir antra pusė. Trumpai pavyko ir rytoj turbūt pajudėsiu jau su bitumu arba paruošiamaisiais darbais. Na, bet daug nešnekėsiu, tiesiog norėjau pasidžiaugti. Pajudėta visai nemažai ir kaip ir pirmasis šlaitas
Vėlgi, iš gabaliukų, iš nuodėžių, kažkokių tai specialiųjų dėžių, išardyta fanera. Puikiai čia tiko ir manau, kad jinai kuo puikiausiai laikys. Susikaliau paskutinius apvadus pakalimui ir jau norėdamas judėti su laštakiais. Na, laštakiai tai čia ant krašto turės tokia užsidengti skarda, pum ir tą pakalimą kartu uždengti, bet turiu užsidėti ant viršaus fanieros, kad po to ją galėčiau uždengti bitumu. Tai mano projektas nebūtų mano projektas, jeigu aš nedaryčiau tvariai. Ir taigi, Remigijui pakalbėjau, Remigijus kitą dieną man skambina, suradęs senų skardų, senų vėjelenčių ir kitų reikalingų apvadų. Ir būtent tokį kiekį, liks tik va, tos 2 skardelės. Pagal visus matmenis dabar viską išsimatavau, bet reikalas tas, kad be abejo, ne be abejo, bet tiesiog tos skardos buvo ant didesnio namo ir atitinkamai didesnė išmatavimai. Galvojau, kaip čia panaudoti, galbūt rankiniu būdu, bet jau ne kartą esu minėjęs mano gerą meistrą Giedrių iš Piktupėnų, kuris yra padėjęs daugybę reikalų su skardom ir akutės pavasarį jisai su komanda čia man išgelbėjo, vėl nurengė, aprengė, sutvarkė vandens praleidimus, kurie buvo kreivarankių stogdengių. Nepamirškit žiūrėti, kokius meistrus samdote, nes aš jau daug kartų sakiau, esu taip užlėkęs su tais stogdengiais, su kuriais tiek vargau ir jų atbularankiški darbai išlenda dar iki šiemet. Na, bet vienok, ne apie tai. Tai va, tai važiuosiu vis dėlto vakare pas Giedrių, kad tiesiog jis man sutvarkytų, truputį nukirptų, truputį perlankstytų tas skardas, kurias Remigijus man padėjo surasti. Ir manau, kad tada jau galės pajudėti bitumo klojimo darbai. O dabar kaip ir popietė tokia apmąstymams, strategavimams, paplanavimams, bet turbūt, kad eisiu pašnekinti Johaną, kuris čia sklepe darbavosi intensyviai. Sklepe nurimo dundesys, nes išėjo pakaliau Johanas į kiemą. Ir dabar aš jį pašnekinsiu anglų kalba ir kaip visada nesuprantant anglų kalbos bus subtitrai. Hello, Johan. So how symbolic you are sitting among 2 buckets which you've been carrying quite many times up the stairs. I'm curious to ask, why do you choose this way of traveling? Yeah, I use woofing since I'm 18, and I like the way that you can meet new people and only have to pay for the ride, for bus or for plane, but food and drinks you get from your owner, and yeah, it's an easy way to meet new people from a new culture and also to have new work tasks that you normally don't do in your normal life. So yeah, I love woofing. Why did you choose to come to my place? Yeah, you looked very sympathetic on your pictures. I like the farm, and I've never been to Lithuania and the Baltic region in general, so I'm always excited to meet new places, and yeah,
you have written back after only 1 day, I think. So I said, yeah, let's go there. And what are your impressions, not only about this place, but from what you have seen a little bit of Lithuania? Yeah, Lithuania is a very, I think, calm place. Yeah, because I have been to Vilnius. It's a big city, but not. I didn't mention that the people are stressed or so on. It's very relaxed and nice old town. And the bus trip from there to here was also very relaxed. Not many cars there on the street, and I like this because sometimes Germany is a bit more crowded, and I like more calm places. Wonderful. I do appreciate for all the help that you did, and with your height working in the cellar. so it was a bit of a challenge for you. Definitely for my back it was not such good, but I did it. So I'm really thankful you did a lot of push regarding renovation of the cellar, and definitely now other works can be planned for the cellar. Nevertheless, I have to shake the hand, and you're welcome. Thank you, and you are welcome anytime to come back if you would like to see how much I have progressed with this place. Yeah, I'm excited to see it. Thank you. Bye. Taigi, tai va, mano svečias jau kaip ir paskutinės valandas darbuojasi, dar be abejo pernakvos ir rytoj iškeliaus namo. O šį vakarą atkeliaus nauja jau viešnia, taipogi iš Vokietijos, kurią turbūt dar pamatysit šios serijos eigoje. Panašu, kad Lietuvoj vėl atėjo saulėti orai ir galiu tęsti su stogo darbais. Dar prieš lietų spėjau truputį su bitumu pereiti tarpelius, kurie pas mane, kaip sakiau, faniera yra be špunto vadinamo, be sunerimo. Tad norėjosi juos užtaisyti, nors ir vis tiek dengsis bitumas, bet tai tikrai nepakenks. O tam, kad lengviau teptųsi bitumas, žinom, koks jisai būna tirštas, galima labai nedaug įsipilti benzino ir taip bitumas prasiskedžia ir tada žymiai lengviau darosi, žymiai elastingesnis patampa. Taip, prasidės dabar darbelis su skarda ir tada judesys jau prasidės ir su pačiu bitumu. Užleisiu timelapsą ir parodysiu, kaip tas procesas vyksta ir žinoma pamatysim kažkokį tai tarpinį variantą, kiek pajudėsiu per šiandieną. Štaigi, pavyko vieną šlaitą užbaigti ir jis man kaip Jameso Pollocko, amerikiečių menininko darbas, kuris mėgo
Na, tai yra modernus menas. Daug taškyti įvairiom spalvom ir taip sudaryti, na, tokius meditatyvinius kūrinius. Tai šitas visas šlaitas toksai meditatyvinis įvairių spalvų. Ir taip, labai pasiteisino ta mintis, kad pirma nutepti visą šlaitą derva, smala ir turbūt, kad dar, nors patikėkit, jaučiuosi, prisipažinsiu, taip, nusikalęs, jaučiuosi gerokai nusikalęs, bet reikalas tas, kai ypač kuo aukščiau ėjau, tai reiškia, ta derva buvo nutepta dienos pradžioj, o dabar jau dienos pabaigoj. Tiesiog jinai nebuvo tokia skysta bet vis dėlto kibi, kaip ir čia esanti pirma tarpus, kur užtvarkiau, o kai tik tai dedi ant dar tik užteptos dervos, na, tiesiog tas bitumas dar truputį plaukioja ir jeigu jau reikia užlipti, tada darosi tikrai nesaugu, nes tada netgi nors įkali tas vinis, kurios privalai kalti į bituminės juostas, tiesiog nuo savo svorio plėši. Ir todėl galvoju, jeigu aš noriu rytoj tęsti su antruoju šlaitu, tai galvoju, tegul ta derva per naktį truputį susigeria, padžiūna, bet vis tiek išlieka kibi ir man tai leis lengviau darbuotis tolyn. Tai dar paleisiu timelapsą ir pabandysiu dar vis tiek, ne tai, kad pabandysiu, padarysiu, taip, aš padarysiu, kaip ir viską padarau, kaip ir taip, va tas įdomus yra jausmas, atrodo, kad jausmas apie savo fizinių galimybių ribas ir protas kartais sako, na jau viskas, aš esu nusikalęs ir jau reikėtų viską pabaigti. Taip, kartais reikia tai klausyti, nes tai gali pareiti, kaip esu daugybę kartų sakęs ir pasakojęs, kada savo fizinės galimybės nuvarai iki kraštutinumo, tada be abejo jau kūnas pradeda protestuoti. Bet jeigu tai nedarai nuolatos, kaip aš dariau pirmus turbūt 2 metus, tai buvo visiškai savo psichologinių ir fizinių galimybių kraštutinumų išbandymas, tai pasakojau ne vienoj serijai, kad taip mokinausi iš tų labai neskanių pamokų, kurios po to atsiliepia labai neskaniai fiziniam pasiekmėm. To niekam nerekomenduoju, bet tiesiog vat kartais norisi pasidaryti kažką tai ir jau būni, atrodo, nuveikęs nemažai, bet dar truputį, atrodo, čia valandėlę, tai tikrai galiu pasidarbuoti. Taigi, timelapse. The night time to see what
Panašu, kad ir antras šlaitas mozaikiškai susidėliojo. Taip, toks vaizdelis, o iš apačios kaip ne vienas pas mane apsilankė, sako, pasakų namelis. Nu, galbūt. Taip, ir vakar iki išnaktų, kaip gal buvo galima suprasti iš timelapso, judėjau, nes labai jau norėjau prieiti prie pabaigos ir norėjau tai, kad dar rodo oro prognozės, kad porą dienų bus karštų. Norisi, kad tas bitumas, kaip sakant, ir prikeptų, ir prisilydytų, ir su ta smala, kuri yra paapačia, ir tarpusavyje. Ir kraigą irgi netgi kai kuriuose vietose iki 4 sluoksnių uždengeliojau. Nes, nu, o ką čia dar, kokią tai skardą dėti. Viskas, kiek pasižiūriu, padaroma taip. Nu, gal ne tiksliai taip ir ne taip idealiai, kaip kiti daro. Aš tiesiog dariau pagal situaciją. Ir iš vienos pusės, atitinkamai iš kitos pusės, viskas susidengaliojo. Ir ką, dabar trūkstų tik tai savisregių medvaržčių, kad pabaigti su vėjelentėm, bet tą galėsiu turbūt gal jau rytoj padaryti. O šiandieną galiu tiesiog pasidžiaugti tuo vaizdu mozaikišku abiejų pusių ir manau, kad čia viskas laikys ir ilgam laikys ir netgi ta faniera, kuri po apačia yra be špunto, be suleidimo, labai gerai susitvirtėjo. Netgi vaikščiodamas jaučiu, kad tas lingavimas gerokai mažesnis. Na ir reikia dabar tik tai laikyti čiurikus, kad nepratekėtų. Na, tikiuosi nepratekės, o jei ką, kaip turbūt užsiminiau, ar čia kitiems žmonėms svečiam kalbėjau, jeigu ką, visada yra galimybė tiesiog nutepti viską smala ir suvienodinti vientisą spalvą vienodą. Tai va, tai turbūt, kad stogo reikalus beveik paliksiu iki vėjelenčių, o po to matysim, su kuo judėsiu toliau. Runkeliai pagaliau išgelbėti nuo begalės taip priaugusių žolių buvo ir kaip ankstesnėse serijose matėt ir šveicarę, ir vokietę. Ir dabar atvykusi Sandra, irgi iš Vokietijos. Ir dar viena prancūzaitė, kurią pašnekinsiu vėliau. O dabar keliauju truputį į pavėsį, nes karšta. Ir pašnekinsiu angliškai Sandra. Labas, Sandra. Hello, labas. So, it is nice to have summer back in Lithuania. Yes, it is. So, I'm asking most of my visitors, why do you choose such a way of traveling? Yeah, I choose this way of traveling because I've been to Lithuania before and I would love to know the country like a little bit better and meet Lithuanian people and also do some not only traveling and watching the area, but also like giving something back to the country and the people. You definitely gave back. I just showed a few seconds ago that your labor together with Gabriel, which you will see in a moment, did a lot for what I'm very thankful. But I would love to hear a little bit more about your personal story. So what do you do in life? Yeah, I'm a social worker. So I mostly work with young volunteers in Germany. And yes, I'm also sitting in front of the laptop very often. So it's a good difference to do something with the hands and to see directly the effort of the work we're doing here. Yeah, exactly. And another thing is that you have been in Lithuania, 10 years ago? Yes, 10 years ago. And so you know a little bit of our culture. Could you share your experiences? Yes, I've been in a social project working there, and I really like the country and the people because
yeah, I like this European Nordic way of living, and I like how friendly and open-minded many people are here, and I like the language, so I'm starting to learning it, and yes, I think I will come back definitely. And what do you think about Šaltibarščiai? Oh, very, very good. Nuostabu. So you probably will export this wonderful meal. Yes, I will export it to my family and friends for sure. Lovely. So thank you very much once again for all of your effort, and good luck with Lithuanian. Thank you. Ačiū. Merginos ne tik pasidarbavo daržuose, bet ir pradžiugino višteles, joms iškopusios visą vištinyką ir taipogi viską, ką vištelės prigeneravo, turiuomenį mėšlas, puikiai nukeliavo į daržą ir tikrai pasotins daržovės, netgi girdim, koks aušrys laimingas. Taigi noriu, kaip ir sakiau, pakalbinti kitą mano viešnią ir talkininkę Gabriel iš Prancūzijos. Labas, Gabriel. Labas. So, I ask all of my visitors, why do you choose this way of traveling? I've chosen woofing because I wanted to see something a bit different what you usually see from the country, like not only the capital or the big cities or the touristic attraction, but as well get to know a bit the life on the countryside and how it can be like. Plus, I thought it was like a very interesting shortcut, let's say, to be with a person who knew very well the country and its history and its culture. So yeah, that's how I've chosen. Right. I also would like to hear, what do you do in your life? So I'm a journalist. I've been working as a local journalist for the past year. In the Alsace region in France, but I grew up in Paris. Mm-hmm. So probably I can expect for an article about my place. Of course, of course. on the head page, be sure. Lovely. So I would like to hear, what are your experiences and impressions of Lithuania, since you are the first time in Lithuania? Yeah, right. It's my first time in Lithuania. It's like I had no idea what I was gonna find here. Like I had never heard anyone telling me, oh wow, you should go to Lithuania because I had like my best summer holidays here or something. So it's hard, like even the Baltic states, it's a region I had known or heard not nothing about, but very few about, let's say. First impression, I would say it's like, for me, it's like a Scandinavian country, but with a Southern European mentality. That's the best I could define until now. It's very, like, people are really friendly. That's really nice, more open than in some other Northern European countries. So that's really nice. And yeah, it's beautiful. Like this part of Lithuania where is Biuro Kiemas is really, really nice. Could only recommend it. Thank you. And of course, this is not a type of work you usually do at home, and you are from big city, aren't you? Yeah, so I grew up in Paris, and like my grandparents lived on the countryside, but we had a really cute garden where I could take care of flowers, and maybe once or twice I was in vineyards for the summer to get a bit of money. That was basically my experiences on farm, which is nice. Not sure it was so helpful here. And my job is definitely not helpful for anything here other than socializing. I'm learning a lot, discovering a lot as well. Some things are quite instinctive and you can get a lot of new skill, or just by practical sense, I would say, just by doing. And I like this a lot, like just learning by doing, and you can't really get anything wrong. That's a good thing. Like just try not to destroy anything and then you will be fine. But yeah, that's quite different. But I was as well very looking for a new experience, at least.
Wonderful. So I must. Oh, sun is so shiny. Yeah, I must say really huge thank you for your effort, and you should do not make it small. Your big efforts, which are very much appreciated. So I say, ačiū, and hope to see you sometime again. Yes, Thank you. Bye. Bye. Oi, Lietuvoje saulelė kaitina kaip reikalas ir aš džiaugiuosi, kad bitumas dabar turi gerą galimybę tenais prikepti, taip sakant. Ir aš noriu kaip visada padėkoti jums už pridedamus nykščius, parašomus komentarus, pasidalinant šią ar ankstesnėmis serijomis su savo draugais, kuriems gal irgi pasirodės įdomu stebėti tai, ką aš čia darau, o taipogi noriu visiems ypatingai ir nuoširdžiai padėkoti už paremimą Contribui, Patreon, Revolut ar YouTube platformose. Ir dėkodamas sakau iki sekančios serijos.